Velykos sportininkams ne proga ilsėtis ir nelaikas nuobodžiauti sporto sirgaliams. Sostinės Siemens arenoje vyks olimpinio čempiono vardo tarptautinis bokso turnyras. Dabar pavydžiu, nes niekada neteko Siemens arenoje kovoti, manau, kaip ir yra netgi svajonė, tokia didelė arena. Pozniako turnyras yra vienas stipriausių Europoje, ten susirinka daug šalių. Daugiau negu 20 atvažiuoja iš kitų pasaulio šalių, visi stipriausi boksininkai. Per pačias Velykas santykius aiškinsis tinklininkai. Savaitgalį prasidės Lietuvos čempionato pusfinaliai. 3 komandos tikrai realiai gali tapti Lietuvos čempionėmis. Velykų išvakarėse į arenas kviečia ir Lietuvos krepšinio lyga. Lietuvos Rytas pasitempė, Žalgiris galbūt šiam laikotarpiu yra šiek tiek taip pasakysiu pasėdęs. Daugiau Lietuvoje vykstančių sporto varžybų tvarkaraščių rasite Facebook paskyroje Lietuvos sporto anonsai. Vilniuje prasidėjo vienas didžiausių Europoje jaunimo bokso turnyras skirtas pirmajam Lietuvos olimpiniam čempionui Danui Pozniakui atminti. Turnyro čempionais yra tapusios ryškiausios mūsų šalies bokso žvaigždės – olimpinis prizininkas Evaldas Petrauskas ir Europos čempionas Eimantas Stanionis. Pozniako turnyras yra vienas stipriausių Europoje, ten susirinka daug šalių, daugiau negu 20 atvažiuoja iš kitų pasaulio šalių, visi stipriausi boksininkai ir visi ruošias Europos arba pasaulio čempionatams ir atvažiuoja pasitikrinti jėgas su Lietuvos kovotojais ir su kitais. Dano Pozniako vardo turnyre kovojo daugiau negu 100 boksininkų iš 20 šalių. Į Vilnių atvyko ir pasaulio bokso madas diktuojančių šalių Rusijos, Ukrainos, Kazakstano, Uzbekijos boksininkai. Dano Pozniako vardo turnyro finalai šeštadienį vyks Siemens arenoje. Dabar pavydžiu, nes niekada neteko Siemens arenoje kovoti, manau, kaip ir yra netgi svajonė, tokia didelė arena ir manau, kad tai labai geras nuosprendis padaryti Siemens areną. Boksas grįžta į Lietuvą ir jis vis populiarėja ir vis daugiau žmonių apie tai žino ir negalvoja apie boksą blogai. Jis dabar tai eina gerą linkmę ir manau, kad viskas bus gerai. Siemens arenoje jo yra labai didelė motyvacija boksuotis, tiek ateina ten ir žmonių tave palaikyti ir tik tais tu sudavai smūgį stiprų, tokį tikslų, visa salė ploja, euforija iškart sukyla ir norisi kovoti. Lietuvoje boksas dabar pradėjo tobulėti, jis kilti į viršų, vaikai auga, mato, kaip mes visi perspektyvus sportuojam, nori mūsų pėdom siekti. Tai stiprėja, manau, prisirinks gerų kovotojų. Dano Pozniako vardo turnyras organizuojamas jau 11 metus iš eilės. Velykų savaitgalį prasidės Lietuvos vyrų tinklinio čempionato pusfinaliai. Baltijos lygoje rungtyniavę ir šalies čempionate kovas dėl medalių nuo pusfinalio pradėsiantys Vilniaus Flamingo voliai tinklininkai susitiks su čempionės titulą ginančia Marijampolės Sūduva. Kitame pusfinalyje kausis Šiaulių Elga Masters Idėja ir Raseinių Norvelita. Pusfinaliuose kovojama iki 3 pergalių. Vyrų čempionatas bus labai įdomus. Šiemet Vilniaus komanda dalyvavo Schenker lygoje ir ten žaidė gerai. Truputį trūko, kad nepateko į ketvertą, bet daug buvo laimėtų varžybų. Kiek rodė draugiškos varžybos, dabar žaidė Vilniaus komanda su Raseiniais, tai jėgos yra lygios. O žinant, kad Raseiniai dar pralošinėjo Šiauliam šiemet, tai 3 komandos tikrai realiai gali tapti Lietuvos čempionėmis. Marijampolės komanda gal yra šiek tiek silpnesnė, bet jų žaidimas gerėja, tai ten irgi visko gali būti. Lietuvos čempionato finalai vyks balandžio 9-10 dienomis Kauno sporto halėje. Tačiau finalais salės tinklinio sezonas nesibaigs, nes gegužės mėnesį Lietuvos rinktinės lauks Europos čempionato atrankos turnyras. Gegužės 19-22 Liuksemburge jie žais atrankos varžybas. Jų pogrupyje yra Austrijos, Liuksemburgo ir Moldavijos komandos. Tikimės Liuksemburgą šiemet aplošti. Moldavai yra šiek tiek stipresni, daug žaidėjų žaidžia aukščiausio lygio klubuose. Su Austrais manau, kad pakovosim dėl antros vietos. Lietuvos moterų tinklinio rinktinė dėl kelialapio Europos čempionatą kovos namuose. Gegužės 19 dieną Alytuje prasidėsiančiame turnyre Lietuvė žais su Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos ir Norvegijos rinktinėmis. Pabaigos link artėja reguliarusis Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Ypač atkakli kova vyksta dėl paskutinių kelialapių atkrintamąsias varžybas ir turnyrinės lentelės viduryje, nes užimta aukštesnė vieta garantuos aikštelės pranašumą ketvirtfinalyje. Taškų negali barstyti ir LKL favoritai, nes ekspertų teigimu prognozuojama Kauno Žalgirio ir Vilniaus Lietuvos Ryto finalo baigtį taip pat gali lemti aikštės pranašumas. Lietuvos Rytas pasitempė, Žalgiris galbūt
šiam laikotarpiu yra šiek tiek, taip pasakysiu, pasėdęs ir nedemonstruoja to pačio brandžiausio krepšinio, bet tam yra priežastis. Visų pirma, tai aš laikau, kad pasibaigus Eurolygos kovoms, Žalgiris daugiau laiko galės skirti treniruotėm ir susikoncentruoti į vieną tikslą. Tai yra į kovas atkrintamosiose ir toliau finalui. Dar vienas labai svarbus dalykas yra Roberto Javtoko grįžimas. Jeigu Robertas Javtokas grįž, Žalgiris iš tikrųjų tampa tikru favoritu šios dvikovos, jeigu jinai bus. Jeigu Roberto nebus, taip, aš tikiuosi, kad Robertas yra antiek stipri figūra, kuri aikštelėje neleidžia niekam atsipalaiduoti ir tas vyksta labai tokiu natūraliu būdu. Jeigu draugai nepadaro, Robertas tenkėsi padaryti, o tą, ką aš vadinu, ką reiktų padaryti, tai pirmiausia, aišku, žaidimas gynyboje, pagalba, bendradarbiavimas ir kiek galima toksai skatinimas vieniem kitų dėl pagrindinio tikslo. Reguliarusis LKL sezonas, iki kurio pabaigos liko 7 turai, baigsis balandžio 23 dieną.